lovus vakarėlis, eilinis vakarėlis, vėl esu bityne ir atėjau apžiūrėti, tai jau po savaitės, kokie čia rezultatai. Žodžiu, tada kaip baigiau reportažiuką, truputėlį buvau baisiai nusivylęs pirmo rezultatu, kad tik tai vienas lopšelis buvo skaitos. Vieną šitą lėkštutę tik tai bitutės priėmė, tai sakykime, vieną lervutę tik bitelės priėmė, visi kiti patyrė fiasko, tai tada nefilmavau, atsisėdau ramiai, neskubėdamas ir vėl iš korių įkelinėjau lervutes į šitos lopšelius. Ir dabar pažiūrėsime, kokie rezultatai. Tai vat ir man pačiam nekantru, įdomu pasižiūrėti. Ką daug nešneku, keliu kamerą, rengiuos ir pažiūrėsime, ar tai kažkokių gėlių padaugėjo, videlė skraido. Šiaip tasai karštis, toksai nežmoniškai šiom dienom stiprus. Beje, šiandien diena tai yra Liepos 18, tai ne, 17. 17. Tai ką, susitiksime prie avilio. Jo eilinį kartą kartuoju filmavimą, nes pasirodo vieną nepaspaudžiau, kai rašyti. Čia kai kur nesuspėjau įdėti, nes šiluviškių neįdėjau, nes perisi kitame aviliuke. Vieną turi, va čia tas pirmas lopšelis, kurį jau reiks man būtinai įkelti, o čia yra dar 2 karnikos ir čia 2 karnikos lopšeliai. Visų pirma, dabar turiu pasiruošti dar, atsinešiau iš karto ir uždengsiu, kad skaitos šituos, kad man skaitos, kad jeigu pirmoji motinėlė, kuri įsiris, kad nesunaikintų kitų lopšelių, tai va įdengs. Rezultatas taip, tai aš labai esu džiugiai nustebęs, tai turiu karniką, tai yra AGT, kažkas tekinder flakšt ar kažkas panašaus ir sekančios 2 motinėlės 3 pečias. Tai varo tolerant lyg taip. Tai rezultatas labai puikus. Ir ką, ir dabar dar iš karto reikia, aišku, bitelės čia jau kyla iš karto. Aš biškutį gal taip, biškutį persikelsiu, nes nematau, ką filmuoju. Tai kad jūs matytumėt, skaitos iš karto atsinešiau biškutį medaus, ir nes reikia skaitos įsirutusiam motinėlėm paruošti maistuko. Tai va turiu pasiruošti dabar tokius 1, 2, 3, 4. Nu, va, aš čia sutepu. Skaitos, kad įsiritus motinėlė turėtų ko užkandžiauti, ne kažkokią kandi tešla, o tikrumi. Skaitos medumi pradėtų gyvenimą. Gerai, taip. Turiu 5 pasiruošęs. Ir dabar čia šeima stipri, reikia pripažinti. Jo, lopšeliai uždaryti.
Tikiuosi. Čia tasai pirmutinis lopšelis, iš kurio taip. Čia nepriėmė, čia buvau perkeliau į Šiluvos vietinės, tai va, taip atrodo. Ir lauksime dabar jau motinėlių. Bitelės nelabai ramios, matau. Ai ne, pasirodė, iš tiesų medaus nieko neprinešė, korpusas gan lengvas. Tai rezultatas pusėtinas, tai turėsiu, galbūt turėsiu, jeigu viskas gerai sėkmingai baigsis. Gan pusėtinas, patirtis įgyta, įkeliant lervutes, tai yra kruopštus ir atidus darbas, dar reikia Maliko pasižiūrėti Šiluvos ramių, ten irgi yra 3 lopšeliai. Turiu džiugių naujienų, jau pirmą turiu Šiluvos ramių vietinių motinėlę. Tai rytoj įtariu, reikia šiandien grįžus biškutį pasitaisyti savo aviliuką, galbūt ir rytoj dar vieną įsiperės. O čia jau, va, gali matytis. Vat. Tai turėtų ir taip pat ir kitos įsiristi, tai bandysime mes jas paruošti apsiskraidimui. Aš tikiuosi jau rytoj dar viena kokia bus. Tai turiu ruoštis. Pats aviliukas sunku pasakyti, rytoj pažiūrėsiu, gal jau turės. Gal net pašnekėsiu, kad labiau suprastumėte, apie ką kalba yra. Dar tik tai nežinau, ar pačios bitelės skaitos šitas dabar motinėlę turi ir dabar man dilema, ar ją paleisti šitą avilį, nes dar buvau palikęs vidury lopšelius 2 vidury lizdą. Galbūt tenai įsiperėjo, jeigu gerai nužiūrėjau. Bet esmė yra, reikia vis tiek statysiu savo vadinamą šitą nukliausinį bloką ir biškutį įdėsiu biteles ir paliksiu skaitos motinėlę apsiskraidimui. Tai jeigu rytoj tikiuosi gal kelias rasiu, jeigu apsiskraidys, tai vat turėsiu ir pirmą kartą Šiluvos vietinių, vat tų Šiluvos ramių vietinių gerų bičių. Nuostabios bitės, bet va šiandien reikia pripažinti, tai tikros tinginukės, vat. Visos kitos skraido, jos neskraido, nors ir tu ką. Mini nukliausiuką ir paruošiu motinėlės, kad apsiskraidintų. Apsiskraidytų. O, grįžo. Šiaip galima kartais ir pastebėti ir esmė yra, esmė tokia, kad įprastai, jeigu bitutės tempia stipriai žiedadulkes, tai panašu, kad avilyje yra motinėlė ir jau auginasi perus bitelės, toks kaip indikatorius, sakykim.
Nu dabar vat stoviu ir žiūriu ir ką, galbūt. Ot šitos tai tikrai turi motinėlę, bet kadangi, čia gal prie tos saulės ir dabar sugrįžo, bet be žiedadulkių. Kažkuo vangokos šiandien. O jie viliuką trinkšti. Bet jeigu dar čia saulytė pašildys, tai galbūt, kad jos... O, bet šitos be žiedadulkių sugrįžo. Ir šito be žiedadulkių. O šitos... Jau čia filmuoja, tai bus ir šitos be žiedadulkių, tai paleitai šiandien nesuprasi, nes nėra aktyvumo bitelių, tai kad tai būtų ir tiek, tada rytoj bus nukliausas, tiesiog tingi šiandien jos skraidyti, tai čia nieko ir nepademonstruosiu. Gerai, viso gero tam kartui.